keistų būdų čia vis, net nežinau kokiu čia būdu, bet vis žiūriu, kad vis tuose tekstuose visur yra kažkur tai alkoholio, tai nelabai gerai, bet kartais norisi parašyti ką nors tokio juokingo ir geriančių žmonių šaipytis yra irgi galima. Tai esu parašęs tokį seniai tekstelį, kurį pabaigai paskaitau, kad, taip truputį lyg nuima jisai liūdesį. Tai tas kūrinėlis vadinasi Dvasios ir masės santykis. Nepykite, jeigu kas nors jau girdėjęs, bet čia mano vienas bičiulis sako, paskaityk būtinai šitą, ateisiu paklausyti, tai dabar kaip įsipareigojau. Aš jį skaitau aukštaičiuodamas šitą tekstą. Jeigu esate aukštaičiai, tai ir pastebėsit, kad yra kokių klaidų, tai nepykit, nes iš tikrųjų nors namuose, kol mama buvo gyva, kol tėvas buvo gyvas, tai visada kalbėdavom rytų aukštaičių tarme, bet dabar aš natūraliai jau ją kaip ir užmiršau, nes ta tarmė jinai tokia, nebe tokia jinai, kaip turėtų būti, bet kvailokam tekstui suteikia dar truputį kvailumą. Tada gal juokingiau pasidaro, nežinau. Molėtuose, kai skaičiau šitą tekstą, tai visiems labai patiko, tai gal nieko baisaus. Taigi, tekstas vadinasi Dvasios ir masės santykis. Gera daniokui sėdėti savam šile. Viskas čia pažįstama, viskas artima, kiekvienas akmenėlis, kiekvienas pušies kamienas ar šakela, kiekviena vadarėla, aukštai beveiktas miškas kliautų, gliaudantis šiškas, visa kas gyva šiam miškelė tunkuminį ir visa kas negyva, akmuo ir metalas, medis ir plasmasė, visas sveikina Daniaus buvimu. Miškas laimina jį ošimu ir daina. Ak, bet ir saula, net čia danioką tankumynam prasiskverbinti, tviskanti ant kiekvieną juodalksnę lapą, ant blizgaus berželę, net ir to glosta ir ramina. Sėdi daniokas ant specialios žvejojimui skirtos sulunkstamas kedelas ir grožis pasaulio, jo ramybį ir tylų kontempliuoja. Norėtų sėdėti ant kelmelio ant samanota, kada labiau su gamtu suartėtų, bet jis krūsdėlas piktas. Sėdi daniokas ir nieka jam nesnori nieka, tik gražėtis ir sėdėti, sėdėti ir tylėti ir stebėti, kaip dvasios lašeliai kapsi, kaip pilnėja skaidrus trilitrynis. Geras oras samaniai varyti, myslėje savo daniokas. Paskui atsargiai pakyla nuo sulunkstama savo krėslą, išpučia kokias mišką blakės iš stiklinės, perbraukia lunguotą šakumpu, jos breunų ir paslinkis, taikydamas, kad neduok dievuliukai neišlaistytų, prisipila artipilnį ir žiūri. Iš kitos pusės jo akis stiklinė įdidelą ir kumpuotą. Skaidro nusprendžia pats savo. Kaip krikštavas užtvirtina mintyse, un spaudžia smegenys na kakybę žemų. Lėtai ir pasiskanėdamas geria daniokas mišką dovanų žemkentėlių, eliksyrų, rugelių, sielų ir gyvybį. Pilnas prispilda Danis jėgos ir graudulę, prispilda laisvės ir išminties. Kiekvienas jutiklis dabar jungtas. Nebe žmogus dabar daniokas, o tikra viena didžiulą juslė. Katroj viskų junta ir vienas didžiulis protas, kuris viskų supranta. Net pravirksta susgraudynės dėl pasaulio didybės dalį. Nusišluosta ašaros ir jama stebėt pasaulį, visokius smulkius to pasaulio gyventojus, padarus, vėjus, sukūrelius, viskų. Už viskų ir visus dabar jaučiat atsakingi.
Bzr, bzr, bzr. Prašvilpia kažkas Daniokui pra galvą. Čiagi kas? Nustemba Aukštaitijos krūmynų Daosas. Kamanė? Pats savis klausė. Ne kamanė, pats savo atsaka. Smagu gamtoj apie gamtos paslaptis pasvarstyti. Gera, kaip gera mišką dvasių klausytis. Bzr, bzr, bzr. Vėl prapatausi prašvilpia geltonas lėktuvėlis. Čiagi Širšinas, džiaugias atpažinys skrajūnų Daniokas. Bzr, bzr, bzr. Dar Ozų, dar vienas Širšinas, pastebi žmogus. Bzr, bzr, bzr. Trečias Širšinas skaičiuoja. Tų Širšinų čia renkas 9 galybės. Vieni mažesni ir blizgantys kaip auksas stelanuos, kiti dideliai ir blyškus, bet su raudonom apvaliom akim, kiti šiaip vapsvas ir tiek. Stebi jūs Daniokas, smalsu jam. Kūtos nuostabios saulas atplaišėla čia veikia šitam juodalksnių ir pušelių tunkumynė vidurygyje. Aha, na, ko jūs čia visi dimdami susirinkat? Juokės. Ir ant sparnuotų kolegų sveikatų kelia antrų stiklinį dalį. Širšinaitį atsargiai prie lašančią skystimėlę prisėlina, prie bačkos, prie brogą ir geria godžiai mažus savo skilvius pripumpuoja, paskui banda skristi. Ar tolygi jūs nuskrysite tiek prispumpi, klausė Daniokas. Nuskrys, ne. Bimbė bimbalai ir tiesiai pušimt bimbt. Graudu Daniokui žiūrėti, kaip bimbalai geria, paskui medžių kamienas trunkas, gulė aukštielnikį. Kiti iš karto krenta tiesiai prie aparatą, šitų matyt organizmas silpnesnis. Koks pasaulis nepažinus, kiek čia paslapčių, niekas nežino, kada ateis jam paskutinioji. Argi myslėje šitie Širšinai, kad teks jiems tokių gražių dienelį kojas šilai užvežti. Verkia Daniokas graudžiai, verkia apie būtį, nebūtį mąstydamas. Ale staiga mata, suka su nugaras, atrodė jau negyvi padangių skrajūnai, paskui sunkiai stojas ir linksmai atsiplėšia nuo žemės, dainuodami kyla aukštyn atsisveikina. Net išsižiūrai stebi jos daris, žada netekį stebisi. Kyla dangun auksiniai Širšinai, kyla nieka nepaisa, jei katras atsitrenkia medina kokios nalapas, nakrenta žemyn, bet tik tai vėl bzz ir viršun. Gražu, myslėje Danis. Dėl ko šitie, kur mažesni, atstrinki medin, trumpiau guli, a tie, kur didesni, ilgiau. Paslaptys, visur paslaptys. Čia tikriausiai paslaptis iš fizikas slėpinių, koks nors masės ir dvasias santykis. Unsdegėja Daniokas ir stačia galvam nedžin. Net sugaudžia medis, matyt, kad muzikalus iš tokių smuikus gal daro. Virsta aukštielnikas Daniokas ir guli. Bimbė susirūpini Širšinai. Kas žino, kiek gulės tas didžiulis bimbalas? Kas žino, koks jo dvasės ir masės santykis?